Labadiena. 2025 metais keičiasi minimalus atlyginimas, kuris yra susijęs su dienpinigių skaičiavimo tvarka. O tai reiškia, kad jeigu keičiasi minimalus atlyginimas, keičiasi ir darbo užmokestis, kuris turi būti minimalus, kad neapmokestinti dienpinigių. Ir jeigu jūs turite tokių darbuotojų, galbūt tiesiog priminsiu, kad 2025 metais minimalus darbo užmokestis ir gali būti didesnis, turėtų būti 1712,70, jeigu jūs komandiruojate darbuotojus į užsienį atlikti kažkokių darbų, ir darbas vyksta užsienyje. O vienos valandos įkainis tai būtų 10,47 euro centai, apvalindant būtų 48. Ir galbūt bus įdomu pasižiūrėti, kaip čia vis dėlto skaičiuojasi, ar ne? Ir jeigu mes turime 1038 eurus minimalų atlyginimą 2025 metais, mes naudojame koeficientą 1,65 ir gauname būtent šitą sumą, kuri yra aktuali, kad dienpinigiai neapsimokestintų. Taip pat mes turime vienos valandos įkainį 6,35 dauginami iš koeficiento 1,65 ir gauname būtent vienos valandos minimalų įkainį, kad dienpinigiai neapsimokestintų, jeigu išleidžiate darbuotojas į užsienį. Ačiū, kad žiūrėjote ir sėkmės jums darbuose.